Gyventojų pajamų mokesčio dalies skyrimo mitai ir faktai. 0,6% nuo gyventojų pajamų mokesčio. Čia tiek mažai, kad vis tiek nieko nepakeis. Mitas. Vien pernai Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga įstojo daugiau nei 800 naujų narių. Kuo daugiau mūsų, tuo didesnis poveikis. Jūsų 0,6% nuo gyventojų pajamų mokesčio reiškia daugiau kokybiškų mokymų, daugiau teisinės pagalbos pedagogams ir žinoma, daugiau realių pokyčių. Man taip atrodo, kad tos profesinės sąjungos tik kalba, bet nieko nedaro. Mitas. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga itin atsakinga ir aktyvi organizacija vienijanti daugiau nei 8 000 narių. Vien pernai dalyvauta 29 svarbiose veiklose. Tai įvairūs susitikimai su politikais, ministerijų, savivaldybių atstovais, konferencijos, debatai, parašyti net 6 oficialūs kreipimaisi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, Nacionalinę švietimo agentūrą ir kitas svarbias organizacijas. Taip pat aktyvi narystė tarptautinėje pedagogų organizacijoje ETUCE. Suorganizuota daugiau nei 10 įvairių mokymų Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos nariams apie darbo užmokestį ir teisę bei kitas aktualias temas. Užfiksuota daugiau nei 60 viešų pasisakymų žiniasklaidoje, įskaitant dalyvavimą įvairiose debatuose, televizijos, radijo laidose, taip pat rinkti straipsniai pačiomis aktualiausiamis temomis pedagogams ir švietimo darbuotojams. Čia reiks spausti, gal čia... Jėtų kaip sudėtingai viskas. Mitas. Tai trunka vos kelias minutės. Prisijunkite prie elektroninės deklaravimo sistemos ir atsidariusiame lange spauskite pildyti formą. Įveskite formos kodą FR0512 ir spustelkite filtruoti. Spustelkite atsiradusią gaublio ikoną ir atsidariusiame lange pasirinkite pradėti. Įveskite Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos paramos gavėjo kodą, užpildykite trūkstamus prašymo duomenis, išsaugokite juos ir galiausiai paspauskite formuoti prašymą. Su jūsų parama galime kurti atsakingą, stiprią ir vieningą švietimo bendruomenę. Todėl nepamirškite to padaryti iki gegužės 2 dienos.